Sveiki, mėlyjeji. Štai ir baigėsi jau atostogų metas, jau greit rugsėjais ir vaikučiai jau eis į mokyklą, o mes grįžtame į savo darbus. Šiandien noriu Jums paskaityti Michailo Landburgo novelę Kas tai buvo. Jeigu paklausite policininką, kirpėją, šeimos gydytoją ar paprasčiausiai praeivį, kas šio namo gyventojai, jums visi lyg vieno pasakys, kad šio namo gyventojai paskutiniai vargšai. Ir tik aš viena žinau, kad čia gyvena mano mylimasis. Pirmą kartą aš jį sutikau leidykloje, kur jis buvo užsukęs pasiūlyti savo kaip dailininko paslaugų. Išbliškęs veidas, gelsva barzdykė, šviesiuose akyse tylus liūdesys ir jokio drąsos pėdsako. Aš pasakiau, kad baigiau rašyti knygą ir viršelio apipavydalinimui man bus reikalingas dailininkas. Ties manimi stabtelėjo jo žvilgsnis. Ilgas, tylus, tyrintis. Kodėl jūs tylite? Paklausiau aš. Jums tik atrodo, kad aš tyliu, atsiliepė jis. Iš tikrųjų, aš taip kalbuosi. Tai tada, tariau aš, tylėkite taip, kad aš galėčiau išgirsti, apie ką jūs tylite. Jis pagarbiai linktelėjo galvą ir vangiai nusišypsojo. Pasigirdo. Aš dailininkas. Pradžioje man reikėtų susipažinti su jūsų rankraščiu. Suprantama, atsakiau aš, su manimi jūs jau susipažinote. Po 2 dienų mes susitikome kavinėje, kur aš perdaviau jam savo rankraščio kopiją. Jis papasakojo apie Salvadoro Dali filmą ir apie tai, kaip jis stojo į dailės akademiją. Neįstojo, nepavyko, nenusiminė, visada piešia. Laisvadieniais ir mokinių atostogų metu pas jį ateina mokytis piešimo 3-4 paaugliai. Ateina pastoviai. Net ir 2 pagyvenusios moterys lankosi. Pinigų už pamokas pakanka dažams ir būto nuomos mokesčiams. Norėjau paklausti, o visam kitam nepaklausiu. Su dėkingumu prisiminiau savo universiteto profesorius ir dar pasakiau, kad niekas taip gerai nepažįsta vienatvės kaip rašytojai. Jis paskambino po 3 dienų, kad knygą jau perskaitęs ir taip, ir kaip jam atrodo, pilnai įsigilinęs ir kviečia mane užsukti pas jį pažiūrėti į jo piešinius. Aš atėjau. Grąžindamas mano rankraštį, jis pasakė, kiekvienoje tikroje paslaptyje visada yra ir kita paslaptis. Ir tavo knygoje manęs nepaliko jausmas, kad joje šalia to, kas jau pasakyta, liktai slepiasi ir neparašyti skyriai. Naktį, sapne, ar nesiliaudavau galvoti apie tą knygą. Ir man pasirodė, kas būtų įsikraustęs pas mane į sielą ir ten šeimininkauja. Aš nukreipiau akis į šalį, prabilau. Tu man žadėjai parodyti paveikslus. Žiūrėk, aš pamačiau gilus vešlumas, geltono, raudono, žalio, maldaujantis mėlynos akies žvilgsnis, ištaršytas vienišo debesio kūnas, nervingos apnuogintų kūnų linijos, liepsnojanti pelargonija. Aš susimąsčiau, žiūrėjau paveikslus ir stebėdamas jų savitumu, kažkuriuo momentu pajutau, kaip man į veidą plūsta kraujas. Labai, pasakiau aš, gerai. Alonas suraukė nosį ir beveik visiškai glaustai priartinęs savo veidą prie manęs, tylutėliai ištarė. Kas mano paveiksluose gerai, o kas nelabai, nustatau tik aš vienas. Aš pažvelgiau į Alono akis, paliečiau jo ranką, tik aš vienas, pakartojo jis. Aš nuvedžiau žvilgsnį į palangę ir pastebėjau lėkštę su 3 virtomis bulvėmis ir nebaigta gerti stiklinę vyno. Paklausiau, tu pietavęs? Alonas linktelėjo galvą. Aš žinojau, kad tai netiesa. Susižavėjimas pamatytais paveikslais ir tuo pačiu metu užuojauta, kilusi dėl skurdžios buities, išjudino manyje neapsakomo artimumo Alonui jausmą, kad aš tą dieną
Aš pasilikau pas jį iki vėlumos. Nakties dangumi pralėkė žvaigždė. Aš paskubėjau išsiburti norą. Prarasdama blaivumą, aš ateidavau pas jį dar ir dar ir dar. Išeidavau, išsineždama nežinomus paveikslus niekam nežinome dailininko. Išeidavau, išsineždama ant savęs jo prisilietimų pėdsakus. Išeidavau, išsineždama ant nebylių lūpų klausimą, kas skaudžiau, dalyvavimas ar nusižengimas. Išeidavau, išsineždama galvoje jaudinančios minties pasiteisinimą, prisidėjus prie nusižengimo. Vieną kartą aš išsinešiau 2 paveikslus. Koridoriuje mėtėsi gabalai kartono ir tuščia silkių dėžė. Iš pusiau privertų durų sklido blanki šviesa. Aš atsargiai pastūmiau duris. Alanas stovėjo kambario kampe basas, apsmukusiomis kelnėmis. Pamatęs mane, jis paliko molbertą ir žengė link manęs. Štai, tiesdama ranką su pinigais, pasakiau aš, tavo paveikslus, tu obuoliai ir mėlyna akis, nupirko konditerijos parduotuvės savininkė. Nupirko? Taip vakar. 300 šekelių? Taip. Taip pasisekė. Tavo darbai žmonėms patinka. Jo ranka, ant kurios tarsi tirpstanti karamelė baigė džiūti lipnus dažai, suspaudė mano riešą. Gerai būtų, ištarė Alanas. Jis stovėjo spausdamas delne pinigus ir juokėsi. Aš pažvelgiau į jo akis. Paskui pasakiau, pasiūlysiu žmonėms paveikslą su ramunėmis. Nunešiu į mokyklą ar dar kur nors. Nuleidęs akis, jis pakartojo. Gerai būtų. Pieši kažką naujo? Jis mostelėjo molbertą. Žuvytės, pasakiau aš. Vėl žuvytės. Vieną paveikslą su žuvytėmis tu sugebėjai parduoti ir aš nusprendžiau nupiešti dar tokias. Pasiliksi šiandien. Aš atsipalaidavau, mes bučiavomės, lietėme vienas kitą, darėme dar kažką. Pagaliau pavargome. Tau kada nors tenka nusivilti, paklausiau aš. Tik tais, kuriuos myliu, atsakė jis. Susvetimėjusiu balsu aš pasakiau, manęs laukia vyras. Lange tvyrojo gęstanti šviesa. Vieną tokią dieną vyras pasakė, mūsų kambarių sienos, vargšės sienos mūsų kambarių. Gal jau gana leisti pinigus paveikslėlėms? Aš klausiausi vyro. Aš neklausiau vyro. Aš žiūrėjau pro langą. Tu darai kažką ne tą? Klausiau aš save. Tu darai kažką ne taip? Klausiau aš save. Tu kažką pažeidai, klausiau aš save. Kas tai buvo, klausiau aš save. Mane supurtė, aš pagalvojau, nė vienos eilutės tesugebėsiu parašyti, kol nesuprasiu, kas tai buvo. Danguje, negailėdama jėgų, beprotiškai dūko saulė. Bet kurgi Dievas, nusistebėjau aš suglumusi. Tai va, mėlyje, štai tokia novelė šiandien nuo Michailo Landburgo. Vertė šią novelę Leonida Kriščiūnienė. Geros jums dienos, geros savaitės ir iki kitų susitikimų.